Sveiki kolegos, šiandien parodysiu, kaip yra siuvama baltyninė arba dar kitaip vadinama plokščia siūlė. Sudedam dvi audinio detalės gerosiomis pusėmis į vidų. Apatinę detalę išleidžiam va štai taip 1 centimetru. Va čia turi būti 1 cm. 1 centimetras. Toliau siūsim per šitos detalės kraštą ir nuo susiuvimo siūlės iki krašto turi būti 7 mm pločio siūlė. Susiuvus siūlę mums reikia štai šitą ilgąjį kraštą užlyginti taip, kad jisai va taip liestusi su mūsų pirmąja siūle. Per visą siūlę. Štai taip. Užlyginam. Kai užlyginam, atverčiam ir dar kartą užlenkiam va štai šitą kraštą taip, kad siūlė pilnai užsidarytų. Dar kartą prilyginam. Labai svarbu, kad va čia va siūlė būtų gražiai išlyginta ir va čia nebūtų užkritimo. Prilyginam dar kartą. Kai prilyginam, patikrinam, ar gražiai išsilygino. Jeigu išsilygino gražiai, paskutinis darbas reikia nupeltakiuoti štai per va štai šitą kraštą 1 mm pločio siūlę per kraštą. Gražiai, tolygiai vienodai. Štai tokia siūlė gali būti susiuvamos marškinių šoninės siūlės, gali būti įsiuvamos rankovės, gali būti suduriamos detalės, jeigu gaminiuose, kuriuose nėra pamušalo. Siūlė yra plokščia ir kuo jūs kokybiškiau nusiūsite, kuo jūs kokybiškiau prilyginsite, tuo ta siūlė bus lygesnė ir gražesnė. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Gražių siuvinių.